Žukauskas. Žagaras visiškai laisvas, 3 taškai. Treneris turbūt pritars, čia jau trenerio metimas. Jeigu įmeta tokius metimus, čia yra taktika ir tu kažkur turi rizikuoti tokiais dalykais. Na, ta prasme, va tie ir dabar, žiūrėkite, atsiema kamuolį, greitai traukia kamuolį, visi bėga ir bando iš karto žaisti, bando. Nors atrodytų, turėtų būti palsėję Panevėžys, o Vilkai pavargę, o gaunasi visiškai atvirkščiai. Taip, čia ir dar vienas pavyzdys per 7 sekundės sureksta Wolves Twinsbet ataka. Manau, kad šioje situacijoje, matome dabar, Regimantas gerai nuskaitė gynyboje. Panevėžio komandos krepšininkai. Armanas, sudėtingas metimas, bet kamuolys skrodžia tinklelį. Atkrintamosios. Kozys nusimestas kamuolys, jis gerai juda palei perimetrą, 3 taškai. Veržiasi į priekį. Šeimininkai +1 turi Sevenbet Lietkabelis. Girdas Žukauskas ilgai nelaukdamas duoda savo į atsaką. Žymiai sudėtingiau ruoštis, nes jie tiesiog taikosi prie tavo, ką tu žaidi. O Vilkų ekipoje tikrai labai individualiai stiprų žaidėjai ir individualizmą kažkiek lengviau galbūt sustabdyti, bet kai... Kvepia kova dėl bronzos. Arnas Beručka visiškai laisvas iš kampo, baudžia varžovus. Paliktas be priežiūros buvo Arnas Beručka. Ir kamuolį perima. Sirvydis, Martynas Varnas. Pirmosios serijos rungtynės jam buvo sunkios. Bolvinas nesugraibo kamuolio, klaida. Salaimonas neforsuoja įvykių. Žaisti, gauti minutės ir parodyti, ko yra vertas. Jis tikrai puikiai išnaudojo šitą savo galimybę. Kaip dabar Vaidas Kariniauskas. Armanas. Sirvydis prie jo. Skersas perdavimas, Kariniauskas iš kampo. 3 taškai. Prie jo fiziškai galingesnis Armanas, kuris kaip tik ir perima kamuolį. Matysime dėjimą iš viršaus. Trešonas Armanas. Perdavimas Latviui, šis iš toli. Papildomas šansas, 4. Wolvesų atkovotas kamuolys puolime. Minutas. Kad gali pataikyti, žinome. Dabar būtent toks. Minutas. Prieš Gagičio. Štai taip, Regimantas Minutas laimi dvikovą prieš aukštaūgį iš Serbijos. Dar kartą epizodo pakartojimas. Bet kol matėme pakartojimą, kamuolys buvo perimtas. Paleido lygiai tas pats Lietkabelis 10 taškų pralaiminėdami. Apie tai ir kalba. Gaila tos traumos, bet ateity manau, kad tikrai grįš į tą savo optimalią formą. Neužteks jo pajėgų, sakykim, puolime tikrai. Na taip, Relikas kol kas vos 2 taškus yra surinkęs, Regimantas Minutas. Europos tauriai matėm ir Lietuvos krepšinio lygoje, tai tie rezultatyvūs perdavimai. Tikrai tas kamuolys neblogai vaikščiojo ir šiandien turi tik tai 5 rezultatyvius perdavimus ir net 7 klaidas. Perdavimas Žukauskui. Veiksmas arčiau krepšio, Žukauskas 2 taškai. Serbiški norai, žinai, bet žmogus kovoja įvairius naudoja metodus. Ir mažą kontaktą gausi, baudelės jos nesušilps, tu tiesiog prarasi kamuolį. Gal bendrai imant amerikiečiai, 2 tritaškis Kariniausko. Prašau. Armanas Žemaitis. 2 sekundės atakai atakuoja Girdas Žukauskas ir... Arba Sirvydis, kuris visada karštas. Netoks karštas šį kartą Gabrielius Maldūnas, kuris dovanoja kamuolį varžovams. Ir čia dviguba jo klaida, turėjo mažą žmogų. Gal ne kiek pavyko, kiek nepavyko Orelikui mestis. Labai patogaus metimo, sakyčiau. Čia pakankamai. Žemaitis. Šitas Salaimonas pusmetris nuo 3 taškų linijos yra. Tas tritaškis galbūt būtų netaikus, tai labai didelis skirtumas iš karto. Antruoju šansu pelnyti taškai. Arti tikslo prieš tai buvo Salaimonas, bet vietoje Trešonas Armanas. Didesnę kantrybę rodo ir tą tokį, kaip sakyčiau, žaidimą, galbūt norą. Klysta Varnas.
Norėjo įsirašyti rezultatyvų perdavimą. Škaičius. Geros rankos. Greitosios amerikiečio rankos. Matė, kad nesukūrė kažko, tai išleido dabar jau 3 žaidėjus. Žukauskas. Žemaitis. Kristupas atsidaro. Kanakas jau kviečia savo žaidėjus pasikalbėti. Kariniauskas šį kartą nemeta. Žagaras. Koks jo perdavimas Kariniauskui. 3 iš 3 Vaidas Kariniauskas. Rungtynių kulminacija prieš akis. Artūras Žagaras. Perdavimas per nugarą. Kariniauskas Žemaičiui, prie jo nei vieno varžovo ir už tai reikia susimokėti 3 taškai. Niekur neskuba. Perdavimas Minetui. Koks gražus perdavimas. Gagičių keičia Maldūną.